Sveiki atvykę į naują sezoną. Šiandien mes žiūrėsime šitą chapterį. Nežinau kaip pasiseks, bet bandysim. Ką žiūrim. Ką turim. Na, žiūrim, ką turim. Ok, nice. Ok, čia tas žudikas. Tipo, bugiukas, kuris laiką ten kažkokį valdo. Kai turim mūsų agentus, turim kavilėjimą. Gaila, kad ne Nikai Dirty. 30 tiksliau. Lietuviškai kalbėt. Ok, nice. Vat naujas šautuvas. Kas rasim, kai žaisim. Oh, what the? Jo, žinau šitą. Damn. What the hell? Nauji šautuvai, nice. Naujas mašinos! Oh my god! Pizza Pit! Oh my god! Tai dar gali pavirsti ir tokį šūdą. Kai dar šitą... Aš esu Star Wars fanas, aš esu buvęs, bet aš neprisimenu jos vardą. Nieko. Gerai, dar turim kažkokį, man atrodo, dar vidosą. Bet mes jį neapžiūrėsim, mes dabar pažiūrėsime mūsų šitos žmonės. Ir ką turim? Turim šitą žmogų. Jis man čiūri nepatinka, bet spėjau, kad jis varo gerai. Turim čia tas pas žmogus. Nice. Dabar, o kas aš tik tos žmonės žiūrėsiu, nes nežinau. Ok, Pizza Pit, nice. Negan gražiai atrodo. Tipo, negerai žmogus, kostiumas. Ok, čia jinai, man nepatinka. O, šitas fishis. Nice, tu gražiai atrodai. Nice, tu man labai gražiai. Oh! Nice, o kas čia? What the hell? Ką jis čia daro? Ką tu čia darai? Ok, turim dar tavo. Ok, oh damn. Visai gražiai atrodai su šitais akinukais. Ok, ką dar turim? Man nepatinka šitas anime merginos. Man nepriširdės jos. Nu gerai, aš nežiūrėsim antrą kartą. Ką čia dar turim? O, va šita buvo kaip lygia. Kinda bad, though. Prigautas anime. Gerai, aš neturiu šitą sakyt. Gerai, o turim jos kitą style. Oh, damn, oh my god. Šitas skinas žiūri, man patinka. Ok, ką čia dar turim? Kabilėjimas. Icon Series. Čia man atrodo bus mano pirmas Icon Series skinas, kurį aš turėsiu. Oh my fucking gosh. Traditional kabi. Oh my god, kaip tu gražiai atrodai. Aš tave tikrai dėvėsiu. Ką čia turim Spider-Maną. Ką čia Spider-Manas? Va taip atrodo Victory Umbrella. Va toks taip pat tokia pati medžiaga. Bet šiaip tas tu man gan gražiai atrodo. Ai, čia tas blogiukas? Ai, ne. Jo, čia tas blogiukas, man atrodo. Jo, čia tas blogiukas. Ai, čia pavirsta į tą monstrą. Damn, monstras gan gražiai atrodo. Va, aš Zoka. Nu, gan gražiai. Visai tokia gera. Turim bonus rewardas, bet spėjau, kad net nežiūrėsim bonus rewardą, nes jūs patys turit Fortnite'ą. Tai kuo greičiau, kuo greitesnį vidosą. Ai, dabar mums reikia nusipirkti Battle Passą, kaip visada, kiekvieną sezoną. Tai, perkam. Nu ką. Let's get it! Woo! Tai, žiūrim ką gaunam pirmą. Tai mes gaunam šitą kažkokį pizduką. Nieko. Mes gausim daug skilą. Tikrai dabar ką mes turim, tai mes turim naujus questus, tai pasižiūrim kokius... Progression. Tai turim Eclipse Estate, Rentre, tai čia visi tie agentų tie dalykai. Nu ką, tai ką dabar turim, mes turim Kickstartą, tai čia pradžios ties questai, kaip visada. Tai turiu ir My Medals. Raminkitės. Plius našėta, snašėta mane labai, bet... Palauk, čia yra rewardai kažkokie. Damn! Tai ką? Turim naują loading screeną, turim šitą mašinėlę, kuri man visai gražiai atrodo. Ir... man yra sparnai. Tai čia man atrodo bus... Jeigu čia bus glideris, tai irgi žiūrėjau gerai bus. Jeigu bus perlinkas, tai čia bus tas puikiai. Ir yra Rocket Famous. Kai matėme tame trailerį, tai lygtais... Tai varom. Nežinau. Nu tai ką, dabar esu šitame Fortnite. Ir dabar aš esu, kur buvo Citadel. Ir va čia, kai matom, yra voltas, kaip visose ir šitose. Pat džiunglės jau yra pamirštas.
Ir vat, aš dabar sužinau, kad ką minulis reiškia. Aš realiai pats buvau susidomėjęs ir minulis reiškia, jūs prisimenat, kai yra tas blogiukas ir jis tipo, ką jis daro, jis yra kaip ir monstras. Ir jisai panaudoja, jis turi laiko mašiną, čia pagal storyline'ą, ir jisai gali pagal laiko mašiną ten visokius dalykus padaryti. Jeigu ką aš dabar ką tik radau nuo šautuvo, kur žiūrėjau, atrodo kietai. Nu, bet, tipo, tas minulis reiškia, kad, tipo, naktis ir jis tapo monstras. Nu, ką mes dar turim guardus, kaip jie atrodo. Kaip jie? Jie atrodo kaip iš Foundation'o, jo? Ai, ne. Jie atrodo visiškai kitai. Ok, man reikia bėgti čia. O, turim baseiną dar. Nežinau, kodėl tai pasakiau. Bet, tipo, pasižiūrim, kaip atrodo voltas. Jeigu yra dar šautuvai. Ir realiai čia ir baigsim šitą vidosą, nes realiai... Šiuo. O, kokia čia statulos. Dėjom, pala, čia turėtų būti kažkur voltas. O, dėjom, dar yra kaip... Reikia atidaryti voltą, turiu šitos dar praeiti. Žiūrėk, jeigu aš taip darysiu, tai mane... pastebės. O, ne. Nu tai ką, čia yra realiai viskas, tai tipo dabar. Yra tas kažkoks bomba, tada kas dar yra šitame Fortnite naujame seasone. Tai yra 3 dar šitie POV-ai, tai būtent tie su menuliu, nes tipo dėl monstro to blogiečio, menulis tas reiškia. Ir ten yra visur, kiekviename tame POV-ai yra bossai, tai čia žiauriai gerai. Tai yra vienas prie Frenzy Fields'ų, kaip aš galiu jums pasakyti. Tada vienas yra prie Breakwaterio, kuris yra irgi, man atrodo, ten kažkas yra irgi, man atrodo. Ir yra vietoj lagūnų, kurie būtų labesnė. Tai žiauriai šiaip gerai, man žiauriai patinka. Ir man atrodo, čia yra žiauriai daug visko. Aš kaip žinau, Lonely Labs'as buvo truputėlį ten pasikeitę, ten vėliau pradėjo ten būti nebe miesto, ten jo. Šiaip tais bossai yra, dar ką galima rasti tose voltose, tai yra Drumgun'ą, tai yra Dentinos Bow. Čia iš chapter 2, season 2. Tada gauti dar kito charge shotgun'ą. Ir taip pat gauti kito shockwave launcherį, kuris daro shockwaves. Tai šiaip tai žiauriai gerai. Ir dar galima gauti chug-chug'ą. Tas, kur yra 12 sekundžių ir gauni visą. Taip pat yra naujų šautuvų, yra shotgun'as, Deflator Pump shotgun. Yra Scopes Booster, kurį aš gavau, man atrodo, ir yra Mag Assault Rifle. Tai tas, kur buvo bomba, yra Rocket Ram. Yra dar toks lagaminas Turretas, kuris gali šaudyti, kai tu jį pastatai. Ir dar yra Unlocked Weapons, tai yra Suppressed Sniperis. Ir, man atrodo, pistolas, shockwave'as ir dar C4 grenadai. Tai žiauriai gerai. Čia yra, man atrodo, visas update'as, tai ačiū, kad buvot ir iki.